Labadiena, įkvėpti judėti klausytojai ir žiūrovai. Maratonininkės Aušros Garunkšnytės karjerą stebėjau iš arti ir labai ilgai. Jos kelias iki paralimpinės svajonės ilgas ir duobėtas. Buvau šalia, kai Aušra iškovojo paralimpinį kelialapį į Tokiją. Vėliau mačiau jos skausmą, kai kelionė į tekančios saulės šalį aptemdė pandemiją, o vėliau sugniuždė sudėtingą traumą. Vis dėlto regėjimo negalią turinti mergina pasiekė tai, ko troško. Šią vasarą ji tapo pirmąją Lietuvos maratonininkę moterimi, atstovavusią Lietuvai paralimpinėse žaidynėse. Čia nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė Įkvėpti judėti ir du šiandienos herojai – Aušra Garunkšnytė ir jos bendražygis, save dažnai įvardijantis ginklanešiu, tiesioginė ta žodžio prasme nuvedęs ją į paralimpinį finišą, Linas Mikalainis. Sveiki, Aušra, Linai. Labas. Aušra, su tavimi gyvai po Paryžiaus mačiausi prieš kelias tik tai savaitės dėje ir kas man buvo džiugiausia, kai mes susitikome nuotraukų parodoje Paryžius 2024, tryškai pozityvų, optimizmų, tai ta pasaka, kurią patyrei Paryžiuje, vis dar tęsiasi? Ne, jau emocijos yra nurimusios visiškai, dabar tiesiog jaučiu, kad labai mėgaujuosi tuo, ką darau, kad vėl bėgioju, kad jau yra planų, tai tiesiog džiaugiuosi. Linai, Aušros gyvenime atsiradai, papasakosi tą visą istoriją, bet pradėjai pats bėgioti kaip mėgėjas, kuris vėliau susižavėjo bėgimu ilgomis distancijomis ir maratonais. Turbūt nieks niekada negalėjo pasakyti ir pats, kad kažkada kartu su Aušra įgyvendinsi jos paralimpinę svajonę ir kartu pasieksite finišą. Tikrai niekada negalvojau, niekada nesvajojau, kaip sakau, tai turbūt kaip aklai vištai grūdas. Ir labai džiaugiuosi, kad man taip atsitiko ir kad buvau šito, taip pavyko padaryti. Aušra, kaip Linas atsirado tavo gyvenime? Tai didelis ačiū Jonui Žakaičiui, kad jis tai pasiūlė Linui kartu pradėti bėgti. Linai, prisimeni? Prisimenu, akimirką net. Ta prasme, viską galiu. Bet vis tiek, tu tiesiog gyveni savo gyvenimą, darai savo dalykus gyvenime, bėgioji ir tau pasiūlo tokį dalyką. Aš tai kažkaip man net sunku įsivaizduoti, kaip tai įvyksta. Taip, tai aišku, pasiūlymas nebuvo toks, kad Linai gal nori važiuoti į paralimpinės žaidynės. Pasiūlymas buvo toks, kad gal noriu su Aušra kartu subėgti maratone. Tai net nedvejodamas iš karto sutikau ir turbūt tą vietą, kur tai atsitiko ir kur gavau tą pasiūlymą, puikiai ir tu žinai, tai Vingio parko tiesioji prie Lakštingalos, ta vieta konkrečiai. Tai tikrai ta akimirka man įstrigo. Tai Aušrą pažinojai, visi mes ją matydavom metus bėgiojančią Vingio parke, kaip vėlgi, nesakai nebejojai, tai vis tiek kažkiek turėjai pažinoti žmogų, žinoti, ką jisai daro, ko jisai siekia. Kaip taip pažinoti, gal mes turbūt net nebuvom pažįstami, Egidijus prieš tai bėgo maratoną su Aušra ir aš žinojau, kad toksai sportininkas egzistuoja kaip Aušra ir labai ją žavėjausi. Ir, ėmė ir atsitiko ir dar kartą sakau, labai džiaugiuosi dėl to. Kada čia buvo? Prieš 3 metus rudenį. Jo, mes pirmą kartą kartu bėgom Frankfurto maratoną. Tai aš dabar taip iš savo perspektyvos, nes šį rudenį turėjau asmeninę treniruotę su akla moterimi ir aš irgi nebejodama sutikau, kai manęs paprašė ir tik po to pagalvojau, kad turėsiu visiškai nematančiam žmogui mokyti sporto šakos, sportinio ėjimo, kurio tikrai tas žmogus niekada gyvenime nėra matęs ir turbūt nelabai net suvokia, kaip tai atrodo. Ir tada toksai man tokia truputėlį panika paėmė, kad kaip aš tai darysiu ir tikrai tos pirmos keliasdešimt minučių buvo tokios labai sudėtingos visų pirma man emociškai, tai vėlgi tavo tos patirtys, kokia ta buvo pradžia, kokie tie buvo etapai, nes vis tiek tam paprastam žmogui, kaip vyksta bėgimas su vedliu. Jeigu kalbant apie tą mūsų su Aušra pirmą treniruotę, tai tikrai toks buvo, labai daug vidinių minčių buvo apie tai, o tai kaip čia dabar, o tai kaip čia turėsiu, tai, tokių daug klausimų galvoje atrodo, sukosi daug minčių ir net nežinojau, kaip tai bus, bet turbūt pirma treniruotė pralaužė visus ledus ir paskui viskas buvo pakankamai paprasta, lengva. Ir
tikrai problemų nekilo ir labai net, sakyčiau, greit kažkaip adaptavomės ir tą kontaktas, ryšys tarp mūsų užsimezgė, jis toksai lengvas, paprastas, atrodo labai lengvai plaukia tas mūsų bendravimas kartu, tai ir labai gerai tiesiog jaučiuosi būdamas su Aušra, tai sakyčiau labai viskas paprastai gavosi ir lengvai. Turbūt vėlgi tas momentas turėjai įvertinti Aušros galimybės, Aušra mato tik tai vienam akimi ir vos 5%, tai vėlgi čia tas toksai ir pasitikėjimo momentas jums abiems ir vėlgi kada žinoti, kur tos galbūt pagalbos, tos, nežinau, vėlgi kokia ta komunikacija pati svarbiausia, kokie tie momentai. Jo, tai turbūt mes skirtingai komunikuojam, būdami viešoje aplinkoje ir kai būnam varžybose, trasoje, tai ta komunikacija būna skirtinga. Tai, bet turbūt mes per tą bendravimą, per tas treniruotės, aš supratau, kiek jinai mato ir kas jai yra svarbu ir kokius dalykus turiu pasakyti. Tai taip ir gavosi, kad dirbant kartu susidirbom ir visai gražiai važiuojasi. Aušra, kas tau svarbiausia? Turėjai ne vieną vedlį, tai vėlgi, man atrodo, kad čia, žinai, tavo tas toksai pasitikėjimas turi maks būti ir vėlgi, kas tau? Kokie tie kertiniai momentai? Tai realiai išbandžius esu bėgti pirmą kartą su vedliu 100%, tai su Egidijumi Adamkaičiu. Ir man buvo toksai likęs įspūdis, kad vau, jis buvo žiauriai ramus, tikslus, gerai meluojantis. Ką jis meluodavo tą? Kai mes bėgom Kopenhagos maratoną, tai jutau, kad aš blogai bėgu, kad krito peisas ir jisai sako, viskas gerai. Ir tu girdi ir atrodo, tu tiki, nors savijauta visai kitokia. Ir tada, kai treneris pasiūlė bėgti kartu su Linu, mūsų pirmas maratonas buvo visai kitoks nei su Egidijum bėgant. Ir tada suvokiau, kad aš turiu išmokti kažkaip pasakyti Linui, ko aš iš jo noriu, nes man labai reikėjo, kad būtų ta ramybė, kokią skleidė Egidijus. Bet man atrodo, kad Linas skleidžia tą tokią ramybę vidinę. Tai... Man atrodo, kad mes su Linu abudu mėgstam konkuruoti. Vėlgi, Linai, klausimas turbūt labiau tau, nes sportininkai apskritai, taip, iš mano tos asmeninės patirties, žinai, atrodo, kad visgi esam tie savanaudžiai, kur mūsų tikslai dažniausiai yra virš visko. Žmonės, kurie yra aplink mus, turi taikytis prie mūsų treniruočių, prie mūsų varžybų, atostogos yra planuojamos pagal mus. Čia tavo gyvenime atsiranda profesionali sportininkė, turinti labai aukštus tikslus ir tau reikia kažkaip dar dylinti ir su savo asmeniniais tikslais, tai vėlgi ir pati Aušra sako, esi ir konkurencingas ir visa kita, vėlgi tas kažkoks vidinis lūžis tavyje, tie momentai. Aš taip turbūt pasakysiu, kai tu iš aplinkos, iš gyvenimo pasiiminėjai daug dalykų ir gauni, ateina laikas, kai pats turi duoti. Tai, bet tas davimas tai nėra toks, kad, tai dabar turiu aš duoti, aukotis ir panašiai. Tai ne, tai yra tas davimas, kada tu savo kažkokią patirtį, sugebėjimus ar visus kitus dalykus tu atiduodi. Ir tas momentas, kai tu atidavinėjai, yra daug malonesnis. Tai negaliu sakyti, kad duodu. Iš tiesų turbūt yra atvirkštinis momentas, darau dėl to, kad gaučiau savo tą pasitenkinimą procesu ir tiesiog turbūt dėl to kažkiek vis tampi su šitu projektu tampi geresniu žmogum. Tai mes visi norim būti kuo gražesni, kuo geresni žmonės. Pavyksta tuos ir asmeninius kažkokius tikslus įterpti, ar dabar kažkaip jau Aušra yra pirmoje vietoje ir paskui jau tavo tikslai asmeniniai maratonuose ir kitose bėgimuose? Gal aš nedėliočiau, kas čia šitoje vietoje pirmas ar antras, nes tikrai pavyksta ir viskas gerai ir pavyksta susiderinti mano maratoną, Aušros maratoną, nes visada būdavo taip, kad aš sezono eigoje pirmas prabėgu savo maratoną, paskui jau bėgam Aušros ir dabar buvo per Paryžiaus parolimpinės atvirkščiai. Visai neblogai gavosi ir viskas buvo tikrai gerai. Aušra, vėlgi, mes Vingio parke prasilenkdavom metus ir kartu ir bėgdavom ir prisijungdavai prie mano treniruotės, tai visada matydavau tave vieną ir pati paminėjai, kad 100% vedlys atsirado tikrai vėlesnėme tavo karjeros etape, tai vėlgi tau turbūt
tam tikri vidiniai dalykai irgi vyko. Tu norėjai visada jausti savarankišką, turbūt įrodyti ir visuomeniai, ir visiems kitiems, kad tu gali ir viena bėgioti, ir čia jau reikia taip nurimti, atsiduoti, pasitikėti kitų žmogumi. Koks tas lūžis buvo? Aš ir dabar noriu būti savarankiška. Aš kai grįžau po traumos, kurią gavau prieš Tokijo, mes kalbėjome su Jonu, kad būtų gal visai faina, kad kas nors čia man padėtų sugrįžti. Ir tada Jonas pasiūlė su Egidijum kartu prasibėgti ir man tai patiko, kad aš grįžus Jonui iš karto pasakiau, kad aš, žinot, labai norėčiau bėgti toliau su Egidu, nes iš tikrųjų radau daug pliusų, nes kai tu bėgi viena, tu plaukiai, ieškai, kur ta vandens stotelė, yra visokių tokių dalykų, kas mane labai trikdydavo. Ir aš galvoju, kad šiuo metu tai buvo pats geriausias priimtas sprendimas, kad reikia išmokti dirbti komandoje ir pasinaudoti tuo, kuo aš galiu. Nes aš turiu teisę arba bėgti viena, arba su gidu. Tai, manau, puikus buvo sprendimas, kad galiu bėgti komandoje, išmokau dirbti komandoje. Aš nežinau, kiek Linui yra tas, bet manau, Aušrai tikrai ta bendrystė, apie kurią dabar pasakysiu, yra, kad aš užkietėjusi individualistė. Man atrodo, kad aš tikrai daugam būdavo ir sunku treniruoti su manimi ir visą kitą. Ir kai atsiranda, vėlgi, kai reikia patapti komandą, tai tikrai sudėtinga. Aš nežinau, pats gal labiau su mėgėjų grupė pradėjai bėgioti, tai to galbūt momento nebuvo, bet manau, mums su Aušra tai vėlgi tas darbas komandoje ir man dažnai bendradarbiai dabar sako, tu toks individualistas, tu atrodo turi viską pats padaryti, tai va šitie momentai. Man, žinok, asmeniškai iš tikrųjų reikėjo pagalbos, kad kas nors padėtų suprasti, kad nėra blogai bėgti vienai ir dirbti komandoje. Tai man treneris ir psichologas rodė, kad čia viskas yra gerai, tiesiog turi išmokti priimti tą pagalbą ir daryti tai, kas man patinka. Jautei, Linai, kažkiek tą pasipriešinimą pradžioje su Aušra, kad vis dar tas darbas komandoje toks yra su tam tikrais trikdžiais, su tam tikrais galbūt norėjimu įrodyti, kad man tos pagalbos galbūt ne tiek reikia, kiek tu čia įsivaizduoji. Ne, iš tiesų tikrai to nepajutau. Atrodo, kad net nebuvo tokios problemos. Čia labai gerą klausimą uždavėjai, net niekada negalvojau. Tai tikrai sklandžiai Aušra priema tą pagalbą. Viskas labai fainai gaunasi. Man atrodo, kad tiesiog mano tas pagrindinis akcentas yra, kad taip, aš jai visada padedu, naviguoju ją trasoje, bet man atrodo, mes žinom tą momentą, kai lieka 40 arba 30% distancijos, kai pradeda daryti sunku ir psichologiniai demonai lenda tau į galvą. Tai turbūt mes kiekvienas būdami individualios sporto šakos atstovai norėtume, kad kažkas tuo momentu būtų šalia mūsų ir pušintų mūsų iki finišo. Ir aš net nebejoju, kad pasiektume daug geresnių rezultatų, nes mes įjungiam saugumo režimą. Tai man atrodo, čia tas Aušros rezultatam pasiekti, tas momentas yra iš mano pusės yra labai svarbus. Jeigu reikėtų procentaliai sudėlioti, yra tam tikri dalykai, kur ta pagalba Aušrai reikalinga vėlgi vien dėl to, kad jinai tiesiog ir dėl navigacijos, galbūt kažkur maitinimo punkto ne taip gerai jinai mato, bet kitas dalykas, kad tu kartu su jie bėgi, vėlgi tas fizinės galimybės ir tada ta psichologinė pagalba. Tai jeigu sudėliotum, dabar aš taip, kiekvieną sudėliokit, procentaliai 100% turit, kaip jūs manot, galbūt kaip jums atrodo, galbūt kokia tai yra ir svarba ir kaip realybėje tai nutinka. Turbūt kiekvienam skirtingai, nes esam skirtingos personos ir kiek esam stiprus tuo sunkiu psichologiniu metu, tai aš tai sakyčiau, tikrai bėgčiau, jeigu kalbėčiau apie savo maratoną, tai turbūt galiu sakyti, kad bėgčiau kokių 30 sekundžių geriau nuo asmeninio. Tai yra kosmiškai daug. Aušra, jeigu tu sudėliotum, kas tau yra svarbiausias su Linu, ar ta jo pagalba naviguojant, ar ta, kad kartu jis su tavim bėga ir kiek psichologiškai jis padeda po to 30 kilometro tau? Galvočiau, kad pirmiausia labai svarbu, kad aš žinau, kad yra žmogus, kuris man padės, kai reikės. Tai reiškia, nepraleisiu jokių stotelių, kurios yra svarbios.
nereiks galvoti apie visokius posūkius, tai čia bus numeris 2. O šiaip tai numeris 1 yra psichologija, nes mes su Linu abudu žinom, kad aš esu tokia jautresnė ir prie manęs reikia teisingai prieiti varžybose, kad nenutiktų kokių kaprizų, dėl kurių paskui bus bėdų ir nebus finišo. Tai psichologija 1, numeris 1. Buvo tų nepasiektų finišų jums kartu? Buvo sunkių. Prisiminkim. Nėra viskas tik tai, žinai, rožinėms spalvomgi sporte nudažyta. Taip, tai sportas turbūt būtų neįdomus, jeigu jisai neturėtų juodos spalvos arba kažkokios kitos tamsios. Tai buvo Frankfurtas, buvo Ryga. Bet Frankfurte mes prabėgom. Sunkiai, bet mes prabėgom. Ten vyko žiauri kova, Linas labai turėjo kovoti ir grasino mane palikti trasoje, dar iki šiol jaučiu tai nuoskaudą. Tai... Aš viską sakiau, kad tik tai mes pasiektume finišą. Nebuvo būdo, kurio aš neišbandžiau. Tai ir gražiai, ir piktai, blogai, ir grasinimai. Aš tave paliksiu. Bet pradėjau nuo grasinimų, man atrodo. Bet čia man jau tokia, visiems jau sakau, kad man jau Linas tada su tuo grasinimu parodė, kad čia su juo nebebus bairių. Tai nebuvo bairių, finišas buvo pasiektas. O Ryga, čia turbūt tas sunkiausias gal prisiminimas buvo, tai, tiesiog, tai buvo sunkus maratonas ir karšta diena, tai tiesiog, nežinau net ar kažką ten galima dar, gal Aušra gali daugiau kažko pasakyti. Ne ta diena. Bet vėlgi, kai jūs esate abu, dabar aš taip, žinai, man vėlgi tas klausimas, tai kasgi čia dabar, tai yra abiejų nesėkmė, bet atrodo, kad, nežinau, man taip atrodo dabar mums kalbant, kad Linai tau atsakomybės labai daug tos tokios psichologinės tenka, nes atrodo, tu turi tą žmogų, kažkaip užmotyvuoti, kažkaip bandyti pakelti netgi tuo sunkiausiu momentu, tai vėlgi, kokie čia jausmai, kas priėmė sprendimą, kad stojam, vėlgi, tai du žmonės, kurie siekia vieno tikslo. Jo, tas įvyko turbūt labai greitai, mes prabėgom 15 kilometrą, Aušra gavo geliuką, žinau, kad kai Aušra maitinasi, kažkurį laiką tas tempas būna šiek tiek pakritęs ir paskui, kol vyksta, kaip čia, visas pilnas suvartojimas, tai užtrunka keletą minučių vėl grįžti į tą tempą, tai ir jaučiu, kad mes nebegrįžinėjom į tą tempą ir kažkaip viskas įvyko staiga. Ir nemelavai taip kaip Egidijus, kad vis dar tas tempas geras, vis dar. Ne, aš šitoj... Būtų nepavykę, nes jau pati jutau, kad ne, nes... Bet tai buvo dar tik 15 kilometras. Jo, buvo 15 ir mes turbūt iki 22 nubėgom, taip kažkur tiek. Bet tai buvo tikrai labai tas tempas, ne tai, kad tu palaipsniui ir tai yra distancijos vidurys, jeigu tau blogai, tu turėtum kaip ir palaipsniui lėtėti, o čia gavosi tai pakankamai staigus toks krito greitis ir nesupratom nei vienas, nei kitas, kas čia vyksta ir kodėl čia taip sunku, toks buvo chaotiškas, turbūt, kad lyginant su Frankfurtu, tai toks kitoks buvo maratonas ir kitaip sunkus, kur net sunku buvo suprasti, o tai kas čia buvo, kodėl taip atsitiko, o tai kokios priežastys, tai tiesiog. Kas pasakė, stojam? Manau, Aušros veiksmai. Nebuvo tokio, žinai, iškomunikuoto. Aš turiu labai tokį negerą įprotį. Mes kai bėgam ir kai man yra labai negerai, aš visada paleidžiu runner tether juostelę. Tada Linas labai sėkmingai pajaučia, kad jau nebeturi ko vesti. Nebeturi tavęs. Vėlgi, ta juostelė, jos paleisti tiesiog negalima. Niekada. Nėra gali, kad ten netyčia kažkur jinai pasileis ar dar kažką. Taip. Tai tiesiog, bet čia toksai, žinai, atrodo, kad geriau tada kažkaip, kad ta juostelė būtų prirakinta. Kaip su antrankiais. Nes mes tikrai, kiekvienas mes esam ištvermės sporto šakos atstovai ir žinome, kad distancijoje būna tų momentų, kai atrodo viskas nebegaliu, žinai. Tai čia tiesiog toksai, žinai, tas silpnumo akimirka, sekundės dalis, kai tu paleidi, gali, tiesiog sužlugdyti tavo ilgai. Vienas geras dalykas, kad tarpinėse startuose to nestebi, kai mes bėgam su gerai regančiais, tai, gausiu gal per ranką nuo Lino, kad paleidau, bet tai parolimpinėse tai padaryčiau, tai būtų... Diskvalifikacija. Žiūrė, taip. Kalbant, Aušra, apie tave, aš tokią asmeninę savo patirtį vėl, kaip daugelį metų bendraujam, tai kiek tave stebėjau iki Tokijo, tai atrodo kažkaip
vis tiek būdavo pas tave tokių pabūkštavimų, kažkokių galbūt kažkur trūkdavo pasitikėjimo ir tada vėlgi parolimpinis kelialapis iškovotas ir tikrai tuo momentu ir reportažus dariau apie tave ir visą kitą ir atrodo, kad labai džiaugiaisi ir tada viskas tarsi sudužo, tarsi iššūkės pandemija, o vėliau ir stresinis dubens kaulų lūžis ir čia ta tokia reabilitacija buvo labai labai ilga ir labai labai sudėtinga, bet man toks susidaro įspūdis, kad grįžai kur kas stipresnė nei buvai iki tol. Ar tas mano jausmas toks klaidingas, ar ir pati galėtum pritarti? Šiaip vis dar nepasitikiu savimi, bet man atrodo, kad šalia manęs yra puiki komanda, puikūs specialistai, kurie padeda man jaustis žymiai geriau, nei kaip jaučiausi iki Tokijo. Nes labai daug priklauso, kokie yra žmonės šalia tavęs, arba kaip jie tave motyvuoja, kiek palaiko ir kokiose situacijose. Tai visą tai ir padėjo. Kiek tas toks neigiamas lūžis galbūt tavo karjeros, bet jį dažniausiai turi visi sportininkai, ką manai tau įsidavė? Pirmiausia, tai praradau parolimpinės pirmasis, bet iš tiesų tai galvoju, kad davė daug gerų dalykų, nes atsirado Jonas Žakaitis, atsirado Linas, atsirado nuostabi komanda, su kuria ir buvo priimtas sprendimas, kad mes bandysim patekti į Paryžių. Sunkiai sekėsi, bet mums pavyko. Viename iš tavo interviu tokia citata buvo, kad leidai savo išliūdėti, tada braukiai brūkšnį ir pradėjai viską iš naujo. Koks buvo Aušros išliūdėjimas? Tai kai aš sužinojau apie dubens stres lūžį, tai aš labai lioviausi bendrauti su aplinkiniais. Aš tą patį padariau ir prieš metus lygiai, tik tais mano treneris neleido nebendrauti su juo. Bet buvo tai, kad aš liaujuosi bendrauti, tada atsirado Žakaitis, su kuriuo pradėjom palengva sportuoti, bet su juo irgi ryšį labai lėtai kūriau, nes atsirado tas nepasitikėjimas žmonėmis, nes gal vėl kas nors bus negero. Tai ir su treneriu buvo toks, kad palaipsniui kūriau ryšį, kokį dabar šiuo metu turiu, tai gerą. Ar galima sakyti, kad tada dėl savo nutikusios traumos kaltinai galbūt aplinką, galvoji, kad dėl kažko kito atsitiko ta bėda? Gaila, kad iki šiol nėra 100% aišku, kas ir kodėl taip nutiko. Tai taip. O tau norisi tą atsakymą žinoti? Jau nebe. Bet taip, kai tau skauda, tau liūdna, tu ant viso pasaulio pyksti. Taip, pykau ant viso pasaulio. Galima sakyti, kad tiesiog jau tam tikri bruožai ir depresijos buvo, kur sportininkas tiesiog nebežino, ką toliau gyvenime daryti, kuriuo keliu eiti, vėlgi nepasitikėjimas netgi aplinka ir artimiausiai žmonėm. Mane labai skatino noras sugrįžti. Aš net, kai susipažinau su Žakaičiu, sakiau, grįžtu, nes noriu keršyti šitą nesėkmę, bet paskui irgi praradau tą jausmą, kad noriu keršyti, bet atsirado tas jausmas, kad aš noriu tai padaryti dėl savęs, o ne dėl to, kad kitiem turiu kažką įrodyti. Ir kai man buvo liūdna, aš galvoju, kad man labai pasisekė, kad su manim tuo metu dirbo Andrius Lechovičius. Tai kol aš neturėjau trenerio, nes aš sužinojus žinią apie stres lūžį, aš nutraukiau bendradarbiavimą su buvusiu treneriu ir kurį laiką buvau visai viena. Tai šalia buvo Andrius, su kuriuo galėdavau pasikalbėti arba pasiguosti ir manau, kad tai mane išgelbėjo. Ar pritartumėte abudu vėlgi, čia turbūt įtraukiant ir mane, kad tose didelėse gyvenimo duobėse, turbūt nesvarbu ar tai sportas, ar tai asmeninis gyvenimas, dažniausiai kas gali padėti ir neretai padeda yra tam tikros permainos? Aš tai taip sakyčiau, jeigu iš tiesų labai blogai yra ir tu supranti, kad atrodo, kad kelio pirmin nėra toje aplinkoje, tai be abejo, turbūt, kad tai yra vienintelis būdas, kad tu pradėtum naują pradžią, kad tavo gyvenime atsirastų nauja viltis, kuri tave bent jau tuo laikotarpiu, kai tu esi duobėje ir nusprendi, kad tau reikia daryti pakeitimus, kad jinai tave ves pačioj pradžioj į priekį, ta viltis, tikėjimas, tai čia turbūt vieni pagrindinių dalykų, kurie turi atsitikti sportininkui, jisai tą turi suvokti, net ne sportininkui, kiekvienam individualiam žmogui, tai viltis ir tikėjimas, kad aš taip darysiu, aš pakeisiu ir pasieksiu geresnių rezultatų. Aš manau, kad labai pritariu Linui, nes galvoju, jeigu būčiau likusi ankstesnėme etape, tai tikriausiai man būtų labai sunku dirbti su buvusiu specialistu, nes galvočiau apie tai, kas nutiko. Būtų labai didelė trintis ir daug neigiamų emocijų. Tai tas pakeitimas aplinkos ir specialistų tikrai davė
man asmeniškai daug gerų ir gražių dalykų. Vis dėlto permainos buvo į gerą, bet kelias į Paryžių buvo tikrai netoks turbūt, kokio mes tikėtumėmės sugrįžę ir atrodo, kad čia bus antras atgimimas, tai iki pat paskutinio momento teko laukti vardinio pakvietimo, tai Aušra, kiek tos mintys, kad ir šį kartą nepavyks, buvo įsiskverbę ar skverbės? Šiaip tai labai buvo gaila, kad neturėjom tarpinių startų, kad kovotume dėl tiesioginio bilieto. Tai buvo tokių momentų, kai tikrai yra sunku, nes tu nežinai, kaip patekti į parolimpinės žaidynės. Tikėjau, kad turėčiau ten būti, nes mes turėjom gerą rezultatą, bet kai po Rygos prasidėjo man psichologinė duobė, tada buvo toksai, pateksiu gerai, jei nepateksiu, tada prabėgsiu rudenį kokiam Vilniaus maratonį ir baigsiu karjerą. Buvo mintis apie karjeros pabaigą. Taip. Linai, pats stebėjai viską iš arti ir matei tas Aušros emocijas. Iš pirmos eilės. Tai kaip iš tos pirmos eilės, nes gali ir tave apimti, aš įsivaizduoju tam tikrą, nes atrodo, kad čia turi vėlgi tokį labai kertinį momentą, kai tu turi padėti tam žmogui, nes tai yra bendras jūsų tikslas. Tai kaip keitėsi tos Aušros emocijos ir ar pats galbūt kažkaip pradėjai abejoti šiuo projektu? Mes turėjom labai skirtingų maratonų ir dabar aš jau net nežinau, neskaičiuoju kiek, 4-5 buvo kokie ar ne, ir jie buvo visi be galo skirtingi ir buvo maratonų, kai mes grįždavom iš maratono su ašarom, bet kartais grįždavom su džiaugsmo ašarom, tai jie skirtingi ir aš manau, kad mes kiekvienas po tų nesėkmių turim pabūti truputį su savim, bent jau aš iš savęs tą jaučiu, tą žinau, kad aš turiu pabūt, pasidaryti kažkokias išvadas, truputį pailsėti, nusiraminti, leisti emocijom atslūgti, tada mūsų gyvenime atsiranda daugiau logikos ir tų tokių argumentuotų, pagristų sprendimų. Ir vėlgi, tada jau tu supranti, kad tu turi eiti toliau ir eini toliau. Tai... Man atrodo, kad jūsų duete čia kalba tas, sveikasis protas, o čia sėdė emocijos, tai vėlgi aš žinant save labai puikiai tai jaučiu Aušra tave ir dažnai mums moterims pasakyti, kad čia kažkaip nurimsim ir čia padarysim teisingas išvadas yra dažnai sudėtinga ir tos ašaros pas mus užtrunka kur kas ilgiau, tai... Bet labai gerai, kad jos užtrunka. Tas periodas turi praeiti, Jeigu man atrodo, tas periodas nepraėjo, vadinasi, ašaros nesibaigė, jeigu taip galima pasakyti, ar ne? Tai jeigu čia taip jau perkeltinė prasme, jeigu verki 2 savaitės, vadinasi, dar nesibaigė. Jeigu mėnesį, vadinasi, nesibaigė. Bet jeigu po 2 mėnesio baigėsi, vadinasi, tas laikotarpis jau praeityje ir tu jau judi pirmin. Tai čia tiesiog reikia išlaukti. Mes kaip visi sako, žinom, Aušra, išliūdėti. Išliūdėti, taip. Ir žiūrėkit, išliūdėjau ir dabar esu pakilime ir laukiu naujo maratono, naujų varžybų, treniruojuosi, judu pirmyn ir laukiu naujo maratono. Ir vėl laukiu savo pirmasias olimpinės žaidynės, į kurias nepatekau, tai tikrai 2 savaitės aš per dieną galėdavau verkti ir 5 turbūt kartus, jeigu kažkas paklausdavo, nes tuo vėlgi, Aušra, tikrai žinai tą momentą, kai tavo kolegos važiuoja į olimpinės ar paralimpinės žaidynės ir absoliučiai visi tada prisimena, kad tu esi sportininkas ir klausia, kaip važiuosi, kada išvažiuosi ir tada tau reikia aiškintis ir toks atrodo tikrai, tada pyksti ant viso pasaulio. Aš žinok, net nežiūrėjau tokio parolimpinių žaidynių, nes jeigu įsijungdavau, tai suvokdavau, kad aš ten turėjau būti ir viskas baigdavosi ašaromis. Tada tu sakei, ką pajutai iš manęs ir Lino, tai aš dažniausiai ir aplinkiniams sakau, kad aš esu ta, kuri verkia, daug verkia, o Linas yra mano protas. Tikrai aš tikrai nesu taip su jumis bendravusi, bet labai labai greitai taip pasijuto mūsų pokalbėje. Grįžkime į vėlgi tą euforiją, Paryžius. Aš nežinau, tiesiog vėlgi tame paskutinėme etape nebuvau nei su jumis, nei mačiau, kaip jūs treniravotės, bet tos emocijos, gal tos nuotraukos buvo tokios geros, bet atrodo... Fotografas labai geras. Tai čia mes nebejom, kad fotografas Vytautas buvo nuostabus, bet visgi tai buvo jūsų emocija. Finišavote 6 pozicijoje ir tai, ką jūsų kūno kalba sakė, atrodo, tiesiog buvo, iki šiol kalbi ir man eina šiurpuliukai. Tai kas tilpo kiekvienam tose emocijose, kurias parodėte po finišo?
Aš manau, kad aš šiaip išbėgau netikėdama savimi, nes ir mūsų planas visai buvo toks, dabar gal visus biški papykdo, kad, kaip čia neišsikėlė tikslo jokiam rezultatui. Aš žinojau, kodėl negaliu išsikelti jokio rezultato ir kad aš kažkokią ten vietą užimsiu, nes, metai buvo labai sunkus, tai bėgau tiesiog, kad prabėgti. Kadangi, sakau, netikėjau, tai man iš vis buvo toksai, mes finišam, okei. Linai, kaip pats jautėsi? Tas jausmas ir emocijos, kokios būna finišavus mano asmeninį maratoną ir parolimpinėse, tai jis visiškai skirtingas. Tai tikrai nesupratau, kas vyksta. Kai kiekvienas sportininkas svajoja apie olimpinės ar parolimpinės žaidynės, o tu čia jau stovi finišavęs ir tai padaręs, tai aš net nežinau, kartais net turbūt mane žmonės paklausė, aš jam pradedu mikčiot, ieškot tų teisingų žodžių, sakinių, aš nesugebu jam paaiškinti. Ir jeigu žmogus neturi... Reikia tiesiog išjaust. Jo, tai tiesiog kiekvienam linkiu kad ta svajonė įsigyvendintų, aš gal ne kaip pagrindinis sportininkas, kaip pagalbinis sportininkas, ar kaip čia net nežinau, kaip savį vardinti, bet man tai yra... Bet parolimpinėse žaidynėse vedlys yra visiškai kaip ir visi teisės parolimpinių žaidynių dalyvis. Taip, tik tai tiek kad jisai yra vis tiek kaip personalas laikomas, ne kaip atletas, o kaip personalas. Man labiau patinka ginklanešies. Man irgi. Labai, labai vaizdus ir labai teisingas ir kaip gera turėti, kad žinoti, kad tokį žmogų turi. Linai, pačiam buvo kažkokios abejonės, kad galbūt nepasieksite finišo, nes labai tie visi interviu iki Paryžiaus buvo tik apie tą finišo pasiekimą ir taip iš šalies galbūt buvo ir galima pajusti tam tikrą tą vidinę baimę dėl jūsų duetų. Ir žinant, kad Paryžius vėlgi gali būti ir karšta ir visų kitų tokių dalykų ir trikdžių. Taip, tai čia treneris turbūt ėmėsi labai daug veiksmų ir daug dalykų padarė iki tol. Startavus, aš žinojau iš ankstesnių mūsų bėgtų maratonų, kur yra lūžis. Kur gali būti lūžis ir kur yra tas momentas, kad jau viskas gali būti ok, arba turim iki ten nubėgti ir tada žiūrėsim. Tai, man atrodo, kirtom 20 km ir aš supratau, kad mes esam geroj situacijoje ir mes tikėtina pasieksim finišą. Ir vis po truputį ir viskas ėjęs tikrai visai gerai. Buvo kažkoks toks skirtinis lūžis, kur, nežinau, Aušra, ir tu tada pradėjai tikėti, kad... Aš iki 15 laukiau, kada prasidės mano kaprizai. Bet... Tai čia ta Ryga? Ar... Taip, man Ryga. Tai aš visokių turėjau emocijų iki tol, kol bėgu ir vis taip savo galvą užminėjau ir stengiausi neskaičiuoti, nes aš žinau, kas kiek kilometrų gaunu vandenį. Tai kažkaip mėginau atjungti savo protą, bet kai suvokiau, kad jau 15 mes prabėgam, tada taip, tikriausiai bus ok, bet neaišku, kokiu ten greičiu, bet tikriausiai. Tai labai džiaugiuosi, kad Linas labiau manim tikėjo, nei aš pati savim. Taip turbūt dažniausiai būna, aš kaip suprantu dabar jau. Taip, bet dar bėgant vakar dar gavau klausimą, Linai, o buvo tau minčių, kad pats gali nefinišuoti? Dėl mano fizinių kažkokių sugebėjimų sutraukė koją ar ten dar kažkas? Iš tikrųjų, tai tikrai mes kalbam ir viskas sukasi aplink Aušrą, nieks nepaklausė, o kaipgi tu, jeigu tau kažką suskaus ar kažkas atsitiks. Tai galvojau ir buvo tam tikra baimė. Ta baimė tokia mažytė, tu supranti, kad vėlgi savo gyvenimą bandau įmesti logikos, jeigu kažkur emocijos bando paiminėti. Gerai, o tai kas man gali atsitikti? Aš esu tiek prabėgęs kilometrų, mano dabar sportinė forma yra labai gera, aš esu pailsėjęs, atsigavęs, man nieko neskauda, aš turiu pasiekti finišą, viskas, aš turiu dirbti savo darbą ir Aušrą nugabenti iki finišo. Tikslas pasiektas Paryžiuje, finišas pasiektas, bet kaip ir kiekvienas sportininkas, kaip ir kiekviena komanda, jūs abu turbūt turėjote ir kitą tikslą, apie kurį karts nuo karto užsimenate, galbūt prispausti ar patys pasisakote apie tą išlipimą iš 3 valandų. Tai ar tas... Čia mano svajonė ateities. Tikslas, vėlgi, man bent jau labai kažkaip toks tikslo nusibrėžimas, kada tai turėtų įvykti,
kaip ir uždeda tam tikrą tokį barjerą, atrodo, kad tu tiesiog privalai. Tai ar jūs esate nusistatę, kad tai galėjo įvykti šiemet, kad tai tikrai, kad kitame? šiemet taip nevyks, tai jau žinau, kad tikrai ne, nes ir kai pradėjom ruoštis Paryžiui, treneris iš karto pasakė, kad Aušra, negali galvoti apie rezultatą, nes jis mane pažįsta ir žino, kad aš noriu rezultatui bėgti. Iš karto perspėjo, kad gali būti karšta. Todėl mes turim priimti labai logišką sprendimą, kad turėsi pradėti ramiai bėgti, o gal net ir iš vis bus tikslas, va ir tas mano finišas. Tai taip, ne dėl 3 valandų, bet gal ateityje, gal ne kitais metais, bet gal ateis ta diena, kai tikrai pavyks pasiekti tų 3 valandų ribą ir subėgtum. Techniškai, kai įsivaizduoju, matau Aušros rezultatus treniruotėse, ir kaip jinai bėga, tai nenoriu čia labai visko, kaip čia pasakot, bet manau, kad jinai greitai gali tą padaryti. Bet tiesiog turi atsitikti daug gerų dalykų, kad tai būtų įgyvendinta. Aš visiškai nežinau Aušros rezultatų treniruotėse, bet man atrodo, kad aš jaučiu tą vidinį tokį patį jausmą, kad Aušrai tiesiog reikia susidėlioti visus stalčiukus teisingai ir tas rezultatas savaime, kaip tavo treneris sako, ateis. Aš labai pritariu, nes visada ir savo komandai sakau, jeigu mano galvoje yra ramybė, psichologiškai esu stipri, tai tada mes tikrai prabėgsim. Jūs pasikalbėjote po Paryžiaus, kokia jūsų dueto gali būti ateitis, ar jūs taip nedėliojate, vėlgi čia, žinai, čia ne kaip santuokoje nueina žmonės susituokia ir iki gyvenimo pabaigos. Kaip jūs dėliojatės tuos planus, nežinau, iki sezonui, metams, paralimpiniam ciklui? Aš galiu pradėti. Pradėti, nes neturiu ką atsakyti. Mano treneris juokiasi, kad jau tapus gidu, tai yra blogiau nei būti susituokus, nes aš prieš keletą savaičių gavau iš vienos žurnalistės klausimą, Aušra, dar matysim tave bėgančią su gidu, ir aš net nepagalvojau, kad aš turiu Lino paklausti, aš iš karto sakiau, kad taip, aš bėgsiu toliau su Linu. Atsiprašau, Linai. Tai nepykst. Tai Linai pats pasvarstei, nežinau, mes vis tiek privalome paklausti ir tavo nuomonės. Jo, aš svarsčiau ir aš tai suprantu, kad Aušra yra ta persona mūsų komandai, kur jinai, mes visi toj komandai dirbam dėl jos. Ta žodis dirbam, gal jis nėra tinkamas, bet viskas yra daroma dėl jos, kad jinai pasiektų rezultatą. Ir aš toks kaip, aš suprantu, kad gali būti ne visam gyvenimui taigi esu, tai gali būti įvairių momentų, įvairių dalykų, kad aš nebūsiu amžinas, tai čia toks, jeigu manęs reikės, tai viskas gut, aš būsiu šalia. Aušra, kaip suprantu, bent jau net nekelis to klausimo, ar planuoji Los Andželą 28-aisiais. Čia girdžiu, Linas juokiasi, taip. Tai žinokit, aš jau kai bėgau maratoną ir kai gal viršiau 30 su viršum kilometrų, aš pajutau, kad aš noriu ruoštis į Los Andželui, nes man atrodo, aš dar ne visą save parodžiau, kiek aš ir kaip galiu bėgti. Tai mes finišavom ir aš Linui pasakiau, kad mes bėgsim Los Andželę, tiksliau, bandysim patekti į Los Andželą. Kai tai vieną kartą patiri, norisi patirti dar kartą. Tai ačiū Jums abiems už tą mūsų atvirą nuoširdų pokalbį. Ačiū Linai, kad duodė Aušrai labai daug ir matome, kad ji ir toliau sieks savo svajonių. Mūsų įkvėpti įdėti epizodą su 2 maratonininkais Aušra Garunkšnytė ir jos vedliu Linu Mikalainiu galėsite rasti LRT mediatekoje ir radiotekoje, taip pat kitose tinklalaidžių platformose. Kartu bandome įkvėpti žmonės tiesiog tikėti savimi, siekti savo svajonių, nors kartais būna tai labai labai sunku, bet galime surasti tam tikrų žmonių aplinkui, kurie mums padės pasiekti savo tikslų. Tai ačiū Jums ir iki kitų kartų.